12 brolių juodvarniais lakstančių. Senų senovėje, kai miškai buvo gilesni, o pilis didingesnės, vienoje karalystėje gyveno karalius ir karalienė. Jie turėjo viską, ko tik širdis gali geisti – turtus, valdžią ir mylinčius pavaldinius. Tačiau didžiausias jų džiaugsmas ir pasididžiavimas buvo 12 sūnų. 12 stiprių, drąsių ir gražių princų, kurie augo tėvų meilėje. Karalius dažnai sakydavo, jei mums gimtų ir 13 vaikas, ir tai būtų mergaitė, aš būčiau laimingiausias žmogus pasaulyje, atiduočiau už ją visus savo turtus. Karalienė švelniai šypsodavosi, glostydama jauniausio sūnaus plaukus, bet karalius apimtas keisto ir tamsaus įsitikinimo pridurdavo, bet jei gims dukra, visi 12 sūnų turės mirti, kad visas turtas ir karalystė atitektų tik jai vienai. Mano karaliau, ką tu kalbi, išsigąsdavo karalienė. Negi gali mylintis tėvas taip kalbėti apie savo vaikus? Bet karalius buvo užsispyręs, jis netgi įsakė padaryti 12 karstų, pripildė juos drožlių ir paslėpė juos slaptame pilies kambaryje, laukdamas lemtingos dienos. Karalienė, sielvarto draskoma širdimi, pasikvietė jauniausiąjį sūnų, Bendžaminą. Mano mielas sūnau, tarė ji, o ašaros ritosi jos skruostais, tavo tėvas sumanė baisų dalyką, jei aš pagimdysiu mergaitę, jūs visi turėsite mirti. Imkite savo brolius ir bėkite gilyn į mišką, lipkite į aukščiausią medį ir stebėkite pilies bokštą. Jei aš pagimdysiu sūnų, iškelsiu baltą vėliavą ir jūs galėsite grįžti, bet jei pamatysite raudoną vėliavą, bėkite kuo toliau ir niekada negrįžkite. Saugokitės vienas kito. Mama, mes tavęs nepaliksim, atsakė Benjaminas, bet pamatęs motinos akyse beviltišką baimę, jis linktelėjo. Mes padarysime kaip liepiai. 12 brolių atsisveikino su verkiančia motina ir išėjo į tankų, tamsų mišką. Jie susirado aukščiausią ąžuolą ir paeiliui budėjo jo viršūnėje, nuleidę akis į tolimą pilies bokštą. Dienos linko lėtai, pilnos nerimo. Pagaliau, 12 dieną budėjęs Benjaminas pamatė kylančią vėliavą. Jo širdis sustojo. Vėliava nebuvo balta. Ji buvo kraujo raudonumo. Broliai, raudona vėliava, mums gimė sesuo. Apimti sielvarto ir pykčio, broliai sušuko. Dėl vienos mergaitės mes turėjome prarasti namus ir karalystę. Prisiekėme, kad atkeršysime. Kur tik rasime mergaitę, jos kraujas liesis. Bet Benjaminas, jauniausias ir jautriausias, paprieštaravo. Ne, broliai, negalime daryti tokios nuodėmės. Ji niekuo nekalta. Verčiau eikime gilyn į mišką ir stenkimės išgyventi. Ir jie nuėjo dar giliau, į pačią miško šerdį, kur žmogaus koja retai įžengia. Ten jie rado apleistą užburtą trobelę ir joje apsigyveno. Vyresnieji medžiojo, o Benjaminas tvarkė namus. Taip jie praleido 10 ilgų, vienišų metų. Tuo tarpu pilyje augo jaunoji princesė. Ji buvo graži ir geraširdė mergaitė, bet nežinojo, kad turi brolių. Vieną dieną tvarkydama senus motinos drabužius, ji rado 12 mažų, berniukiškų marškinėlių. Mama, kam priklauso šie marškinėliai? Jie per maži tėčiui, paklausė ji. Karalienė atsiduso. Ak, mano vaike, jie priklausė tavo 12 brolių. Ir ji, negalėdama daugiau slėpti tiesos,
papasakojo dukrai visą liūdną istoriją apie tėvo priesaiką, raudoną vėliavą ir į mišką ištremtus sūnus. Jaunoji princesė išgirdusi tai, pajuto begalinį sielvartą ir kaltę. Miela mama, neverk, aš eisiu ir surasiu savo brolius, tvirtai tarė ji. Ji pasiėmė tos 12 marštinėlių ir tą pačią naktį viena išėjo į tamsų mišką. Ji ėjo ilgai, per tankius brūzgynus, per klampes pelkes. Jos kojos buvo sužeistos, drabužiai suplyšę, bet ji nėjo atgal. Galiausiai ji priėjo užburtą trobelę. Viduje ji rado jauną berniuką. Tai buvo Benjaminas. Jis nustebo, pamatęs tokią gražią mergaitę karališkais drabužiais. Kas tu esi ir kaip čia atsidūrei? Paklausė jis. Aš esu karaliaus duktė ir ieškau savo 12 brolių, atsakė ji ir parodė jam 12 marškinėlių. Benjaminas suprato, kad tai jo sesuo. Aš esu Benjaminas, tavo jauniausias brolis. Jie puolė vienas kitam į glėbį, verkdami iš džiaugsmo ir sielvarto. Bet Benjaminas netrukus perspėjo sesę. Yra viena bėda, mes prisiekėme nužudyti kiekvieną mergaitę, kurią sutiksime, keršydami už prarastus namus. Laimiai, vyresnieji broliai dabar medžioklėje, pasislėpk po kūdilu, aš pasistengsiu juos perkalbėti. Ji taip ir padarė. Vakare grįžo 11 brolių. Kas čia taip gardžiai kvepia maistu? Oras atrodo tyresnis, sušuko jie. Nejaugi jums negera grįžti į šiltus namus? Paklausė Benjaminas. Sėskitės, vakarienė paruošta, bet prieš tai noriu jūsų paklausti, ar vis dar laikote savo baisios priesaikos? Taip, kiekviena mergaitė mirs, atsakė jie piktai. Broliai, maldavo Benjaminas, ar nužudytumėte ir mūsų pačių seserį, jei ji čia būtų? Mūsų sesuo, nejaugi ji čia? Nustebo broliai. Taip, tarė Benjaminas ir pakėlė kubilą. Iš po jo išlindo princesė, išsigandusi, bet su meile akise. Broliai pamatė jos gerumą ir grožį, iškart pamiršo savo pyktį. Jų širdis suminkštėjo, jie puolė ją glėbti, bučiuoti ir džiaugtis. Nuo tos dienos sesuo liko gyventi su jais ir padėjo Benjaminui prižiūrėti namus. 1 metus jie gyveno laimingai. Sesuo rinko miške uogas, grybus, o broliai medžiojo. Bet jų trobelė buvo užburta. Vieną dieną sesuo, norėdama padaryti broliams staigmeną, nuskynė 12 lelijų, augusių darže prie trobelės. Ta pačią akimirką, kai gėlės buvo nuskintos, įvyko baisus dalykas. Grįžę broliai nebebuvo žmonės. Jie buvo pavirtę 12 juodų varnų. Trobelė su daržu išnyko, o priešais išsigandusią mergaitę stovėjo sena ragana. Kvaila mergaitė, tu prakeikiai savo brolius, štai pažiūrėk. Ji parodė į dangų, kur su garsiu krankimu suko ratus 12 juodvarnių. Dabar jie amžinai liks paukščiais. Ne, ką aš padariau, ar yra koks būdas juos išgelbėti? Raudodama klausė princesė. Ragana nusikvatojo. Yra vienas būdas, bet tu niekada jo neįveiksi. Tu turi tylėti 7 metus, nė vieno žodžio, nė vieno garso. Per tuos 7 metus tu turi pasiūti jiems 12 marškinių iš dilgėlių. Jei prabilsi nors žodį, nors iki 7 metų pabaigos liks viena akimirka, tavo broliai mirs. Pasakiusi tai, ragana išnyko. Princesė, nors ir palaužta sielvarto, prisiekė savo padaryti viską, kad išgelbėtų brolius. Jis susirado olą, kurioje apsigyveno, ir pradėjo savo baisų darbą. Jis savo plikomis rankomis rovė aštres geliančias dilgėles. Jos rankos buvo nusėtos pūslėmis, kruvinos, bet ji nesustojo. Dieną ji pynė siūlus, naktį audė marškinius ir tylėjo. Ji negalėjo net sudėjuoti iš skausmo. Praėjo keleri metai. Mergina gyveno viena, maitinosi
miško gėrybėmis ir be perstojo dirbo. Vieną dieną to krašto jaunas karalius medžiojo miške ir aptiko jos olą. Pamatęs nepaprasto grožio merginą, kuri audė keistą audinį ir nepratarė nė žodžio, jis buvo sužavėtas. Kas tu, gražioji būtybė, paklausė jis. Ji tik papurtė galvą. Jis siūlė jai aukso, brangakmenių, bet ji nieka nereagavo, tik toliau audė. Karalius įsimylėjo ją iš pirmo žvilgsnio. Jei tu negali kalbėti, būk mano karalienė. Tavo grožis ir gerumas kalba už tave. Jis švelniai paėmė ją ant rankų, pasisodino ant žirgo ir parsivežė į savo pilį. Netrukus jie atšoko vestuves, nors jaunoji karalienė ir toliau tylėjo, kuo piktinosi karaliaus motina, sena, pikta ir pavydi moteris. Ką jis rado toje nebylėje, šnabždėjosi jis su dvariškiais. Ji tikriausiai ragana, slepianti kažkokią baisią paslaptį. Praėjo metai ir karalieniai gimė pirmas sūnus. Naktį, kai jaunoji motina miegojo, senoji karalienė pagrobė kūdikį ir paslėpė, o pačios karalienės lūpas ištepė krauju. Ryte ji nubėgo pas sūnų. Žiūrėk, tavo nebylė žmona yra žmogėdra, ji suėdė savo pačios vaiką. Jaunasis karalius negalėjo to patikėti. Ji tokia gera ir švelni. Ji negalėjo to padaryti, gynė jis žmoną, nors jo širdyje apsigyveno abejonė. Kitais metais gimė antras, o dar po metų trečias sūnus. Ir kaskart pasikartodavo tas pats. Senoji karalienė vaikus pagrobdavo, o nebelę marčią apkaltindavo. Dvariškiai ėmė reikalauti teismo. Karalius, nors ir mylėjo savo žmoną, nebegalėjo pasipriešinti. Karalienė buvo nuteista sudeginti ant laužo kaip ragana. Ta diena, kai ją vedė į egzekuciją, kaip tik suėjo 7 metai. Ji nešėsi savo rankose 12 dilgėlių marškinių. Trūko tik vieno, jauniausiam broliui skirtų marškinių, kairės rankovės. Ja pastatė prie laužo. Budeliai jau rengėsi uždegti malkas. Karalienė su viltimi ir siaubu akise žvalgėsi į dangų. Ir staiga pasigirdo garsus sparnų plazdėjimas. Iš debesų nusileido 12 juodvarnių. Jie nusileido ant žemės aplink ją. Karalienė, matydama, kad laikas atėjo, metė ant jų marškinius. Ta pačią akimirką, kai audinys juos palietė, paukščiai dingo, o vietoj jų stojo 11 jos brolių, gražių ir stiprių vyrų. Tik jauniausiasis, Benjaminas, vietoj kairės rankos turėjo juodą varno sparną. Mano broliai, jūs grįžote, sušuko karalienė. Tai buvo pirmieji jo žodžiai po 7 metų tylos. Visi nustėro.
Dabar, kai prakeiksmas buvo sulaužytas, ji galėjo kalbėti. Ji puolė prie savo vyro karaliaus. Mano brangus vyre, aš nekalta, mane neteisingai apkaltino, aš tylėjau 7 metus, kad išgelbėčiau savo brolius, kuriuos prakeikė ragana. O tavo motina, ji pagrobė mūsų 3 sūnus. Broliai patvirtino jo žodžius. Išsigandusi senoji karalienė bandė bėgti, bet buvo sučiupta. Tarnai, apieškoję jos kambarius, rado paslėptus visus 3 berniukus, sveikus ir gyvus. Piktoji Anita už savo nusikaltimus buvo įmesta į tą patį laužą, kurį paruošė karalieniai. O karalius, karalienė, jos 12 brolių ir 3 mažieji princai gyveno ilgai ir laimingai, didelėje santaikoje ir meilėje.